Koks yra iš tiesų mūsų Dievas? Dievas yra prabanga. Jisai švyti. Jisai sukūrė braškes, avietės, mango. Jis sukūrė citrinas, apelsinus. Jis sukūrė daugelį nuostabių dalykų, kurie yra prabanga. Bet taip pat jisai sukūrė balas, vandenis tokius, akmenis šalia jų. Juose plaukioja antys, visiškai paprastos. Ir taip pat čia gali žydėti pačios gražiausios gėlės, pačios kvapniausios rožės ir lelijos. Dievas suderina viską, ir paprastumą, ir prabangą. Žmogus gali turėti Lamborghini, Porsche, patį prabangiausią automobilį, brendo drabužius, geriausius nišinius kvepalus, bet savo viduje jis gali būti visiškai paprastas žmogus. Pas Dievą viskas susiderina. Paprastas žmogus gali turėti gerus dalykus. Ir gerus dalykus turintis žmogus gali būti visiškai paprastas, visiškai atviras ir verkiantis už žūstančius, meldžiantis už juos, ieškantis Dievo ir aukojantis save dėl daugelio žmonių. Pas Dievą viskas susilieja, ir paprastumas, ir prabanga. Jisai yra toksai. Mes turime matyti jį, jo kūryboje, jo kūriniuose, ir paprasta, ir prabangų. Povai yra prabangus paukščiai, o varnos paprasti. Ir visus juos sukūrė Dievas. Jis yra prabangus, bet jis yra ir paprastas. Jis Jėzui atidavė nuotaką, ne tą, kuri danguje gimė. Jis atidavė žemėje gimusią nuotaką, paprastą, ištobulintą, iškeltą iš nuodėmių, ištrauktą iš pragaro. Jisai toksai.